Baltijos jūroje gyvena 3 ruonių rūšys, iš jų didžiausias ir labiausiai paplitęs yra pilkasis ruonis. Pilkųjų ruonių jaunikliai auga labai greitai, per dieną priaugdami po 1,5 kilogramo. Nieko nestebina, žinant, kad ruonio patelės pienas yra 13 kartų riebesnis nei moters. 20 amžiaus pradžioje Baltijos jūra buvo apie 100 000 ruonių namai. 1970-aisiais jie buvo beveik išnykę, bet šiuo metu jų skaičius vėl didėja. Mūsų žinios apie ruonius ir jų vingiuotus kelius Baltijos jūroje taip pat didėja. Kuo daugiau žinosime apie ruonius, tuo sėkmingiau galėsime juos apsaugoti nuo nuskendimo žvejybos priemonėse ir nuo kitų pavojų. Pamatyk jūrą.